nafui, dabar rūpinkis dabartiniais vaikais, kad jie nekentėtų, kaip tu kentėjai balvonė tu nafui. Taip, teisingai kalbė. Iš viso, Aš balvonas. Vienintelį žodį pasakei teisingai, kad aš balvonas. O daugiau nežinau, ką tu čia burbuliuoji. Mačiau, kad tu nori tapti dainininku, tikrai labai norėčiau, džiaugčiausi už tavo ateitį, kad ten būtų Montvydas, Selas ar kažkas tokio, duok dievę tau, Paškevičium tapti Kerbedžiu, nežinau, super, čia maladės, turėjo tokias svajonės, bet dabar pas tave laukia, nežinau, 6 ar 7 vaikai, kurie labai nori valgyti, žinai, ir tavo žolės pjovimas arba dainų dainavimas tik tokie, jų tikrai nepamaitins. Taigi padaryti, žmona padarė valgyti pilną puodą sriubos. Tai tu nori, kad jie egzistuotų, o negyventų dėl bajobetų. Kodėl egzistuoja? Iš vis, ta prasme, vaikai šneka, kalba, tau įdomiau būti tik tokie, kalbėti su žmonėm, negu būti su savo šeima, sakyti, o šeimą varom, gal pažvėjosim, o dabar savaitgalis, gal varom kažkur į boulingą, prie ežero, kino ar kažkur. Kur tu boulingą šitą miestelį rasi? Nežinau, kažkur važiuoti, susiplanuoti kelionę, kažką tai daryti, žiūrėti, eiti, dirbti, vien stengtis. Tu gedės transporteris, supranti, ar ne? Pataisyk tu man mašiną ir važiuosiu. Man gaila vaikų, nes vaikai ateities auga tokie patys tinginiai kaip tu. Aš užauginsiu savo vaikus pagal save išauklės. Tai va, matau, šeštadienį prie telefonų vaikai sėdi. Ne, lauke žaidžia. O mano vaikas dabar būtų su manim, bet mano vaikas dabar nėra su manim, nes mano vaiko tėvas nenori man parvežti mano vaiko, nes nori būti dabar su juo. Tai ką man dabar? Važiuot pas vaiką. Telefoną įsijungia. Mano vaiko tėvas irgi telefoną išsijungia. Bet aš negaliu susisiekti. Nu tai ką jūs galvojate? Nu tai va taip ateina. Pavyzdžiui, man yra sunku gyvenime. Va kaip tau taip nebūtų, va. Nu žodžiu, aš nepasusiu, bet. Nu gerai, tu žinai, kiek tu sakei klasių baigė? Mano vaikas nori visą laiką būti su manim. Ir dėl mano ten tų visų santykių ir taip toliau, tai niekada nepasakė. Nak man. Heiteriam kažką čia pasako, tai negaliu. Kiek, sakė, klasių baigiai? 11. Nu. O tu man aiškiai, nes bakalaurą baigęs, 10 metų pradirbęs programuotojų. Aš proto turiu daugiau už tave, kodėl tu man mokinė kaip gyventi? Ką? Buvo įdomas, tam sakėt, eik rūpinki šeimą, atsijunk nuo TikToko ir eik rūpinki šeimą. Arba eik toliau į komentarus atsakinėk apie mane. Nieko aš neatsakau apie juos.